Geriau angliškai ar lietuviškai? Nežinau, pabandom lietuviškai, jeigu nesuprasit angliškai. Tai Kasparai, nežaidėjai paskutinių 5-6 rungtynių šiandien aikštelę iškart drąsiai žaidėjai. Iš kur tik pasitikėjimas savimi? Nu, per treniruotės labai sunkiai dirbu ir gavau kažkokį trenerių pasitikėjimą ir išleidom. Įmetu pirmą metimą ir pajautu tą žaidimą. Šiandien komandos žaidimas vietos banguotas, 10 taškų buvo pasirinkę, 12 netgi buvo taškų. Kas ten galės tiko visgi? Sustojam biškį ir gynyboje sustojam. Ne, nu gynyba buvo gera, bet puolime sustojam ir sunku pasakyti, reikia žiūrėti video ir tada pamatysim, kokias ten buvo klaidos ir treneris viską pasakys. Ką pagalvojai, kai paskutinį metimą išmetė Savanovičius? Aš jau ant galvas taikinu ir būtų labai sunku, jeigu antras varžybos iš eilės taip praloštų. Todėl ačiū krepšinių dievams, kad viskas buvo gerai. Ar galima šitos varžybas įvardinti tavo kaip karjeros? Kaip? Ar galima šitos varžybas įvardinti kaip tavo kaip karjeros, sakykime, maču? Nu jo, čia buvo Eurolygoje pirmi taškai ir todėl galim taip sakyti. Tokie 10 taškų? Jo. Dėkui.